ką tik įrašiau vieną postą, įrašiau vieną įrašą merginai, kuri, manyčiau, ieško problemų ten, kur jų nėra. Dabar lygiai toks pats postas vaikinukui. Žiūrėk, bandai užmegzti naujus santykius, bet nelabai sekasi. Palieku erdvės, visiškai nespaudžiu. Tikrai esu ramus. Būna sako, kad traukia tavo ramumas, bet po to viskas nutrūksta. Nerašinėjau kas minutę, neklausinėjau nesąmonių ir suprantu, kad, žiūrėk. Džiaugtis. Džiaugtis tuo, kad nutrūksta. Galbūt merginoms reikia ne tokio kaip tu. Iš tikrųjų, man buvo iš mano asmeninės patirties buvo situacija, aš irgi toksai, bendrauju, susipažįstu, ta prasme, neskubu niekur. Va, ir aš pradraugavau pusę metų musėt, gal mažiau. Ir viskas buvo labai gerai. Ir staiga pliokšt, žinok, man su tavim nebeįdomu. Ir po to aš ją mačiau už savaitės, už mėnesio. Su tokiu chuliganu, kuris ten visam miestelėje žinomas, ir geria, ir rūko, keitėsi ten, žodžiu. Ta prasme, pilna rankena gyvena bičas. Neužilgo žiūriu, jinai jau ten su minisijonėliu, ten jau, žodžiu, kažkaip tai užsikrėtė jo stilistiką, suprask. Supratau, tai buvo žmogus tiesiog ne man. Nes aš tai žiūrėjau rimtai. Aš norėjau surasti žmogų, tapti pats žmogum, tinkamu jai. Jai ne to reikėjo. Jai reikėjo adrenalino, jai reikėjo kažkokių tai intrigų, kažkokio tai, supranti, streso. Vėlgi, pasidomėk psichologiją. Yra tiesiog žmonių, kurie negali gyventi, jeigu viskas bus gražu ir gražu. Jam reikia traumos, reikia traumuojančios mens, reikia traumuojančios aplinkos, kad jisai, realizuotųsi. Dėl ko, pavyzdžiui, yra tos moterys, kurios ima gyventi su alkoholikais ir kirkenčia ten, mano kryželis, supranti, ten. Yra tokių, ta prasme, tau nereikia tokios, patikėk manim. Neskubėk. Sportuojantis mėgstu aktyvų laisvalaikį, o ne trankytis po barus. Maladės, bičas, tu superinis variantas. Jeigu jos tavyje nemato, kai sakant, stabilumo, nemato to jau, sakykime, dėmesio, rūpestingumo ir tvirtumo, kokį tu demonstruoja, aš tikiuosi. Tai, čia jų problema. Joms ne to reikia. Bet tikrai patikėk manim, tau tikrai tokios irgi nereikia. Nes, neskubėk. Neskubėk, kad po to nereikėtų gailėtis. Atsiras ta, kuri įvertins ir tikrai imsis su tavim kurti šeimą. Šeimos kūrimas nėra ten pasižiūrėjom, kaip plius minus vienas kitam tinkam ir einam pasimylėsim, pažiūrėsim kaip lovai. Ar kotas atitinka skylutę. Ne, čia nėra šeimos kūrimas. Čia yra labai blogas modelis, kaip kur šeimą. Metus laiko bendrauti, susipažinti, pažinti vienas kitą, be lovos ir po to, jau bandyt kurt šeimą.
O taip, tai jeigu jos nemato tame, kad tu nesitrankai po barus, ten nesiteikinęs, ne, kaip čia, ugnelės trūksta, žinai, kažkokio tai drebulio, ten dar kažko, nu tai jeigu tokios neurotikės tau pasitaiko, tai viskas tvarkoj, atsisijos ir rasi tą, kuri bus verta tavęs. Neapsikrauk, ir neieškok, jokios pagalbos tau nereikia. Ir svarbiausia, užmegzt santykius, ne santykiavimą susirasti, o užmegzt santykius. Pas mus labai, labai mėgsta viskas atvirkščiai būti. Pirmiausia, susibėgam pasantykiaut, o paskui jau bandom iš to užmegzt santykius, ne? Kurt šeimą, ten rast tą schemą, kaip bendraut su žmogum. Ne, viskas atvirkščiai. Pirmiausiai, rask žmogų, su kuriuo gali bendraut, su kuriuo tau komfortiška bendraut, su kuriuo tu turi panašias vertybės, su kuriuo tu gali dalintis viskuo, ir kurio psichozės tau faina kentėt. Ta prasme, vėlgi, moterys emocionalūs sutvėrimai, vyrai tokie stabilūs, ramus ir jie visai kitokie. Tai tau reikia susirast moterį, kurios moteriškumo visas išraiškas tau bus faina kentėt. Tu kaifuosi nuo to. Tai neskubėk, atsiras, tikrai atsiras. Viskas bus gerai. Ta prasme, bet svarbiausias dalykas, tai tavo schema, kurią tu naudoji, jinai gera. Viskas. Tu ieškai kurvos. Tai tada tavo schema bloga. Tada eik į barus, gerk, trankytis, ten zyliok. Tada ten tos jau, sakykime, vienos nakties plaštakės ir prisiplaks prie tavęs. O sportuojantis, aktyvų laisvalaikį mėgstantis, tai viskas tvarkoj. Gyvenk toliau. Ir, atsiras ta, kuri įvertins tai. Neskubėk. Svarbiausia, neskubėk. Kol kas tiek.